Tai turime čia garavimo uždavinį vidutinio sunkumo. Tai mūsų klausia, kiek šilumos išsiskirs, kol susikondensuos 200 gramų vandens garų, kurių temperatūra 100 laipsnių ir gautas vanduo atauš, tai reiškia, jo temperatūra sumažės iki 20 laipsnių. Tai susirašom, kas duota ir ką rasti. Tai čia rasti. Tai mūsų klausia, kiek šilumos išsiskirs. Q žymime, susikondensuos 200 gramų, tai čia duota masė, 200 gramų, pažymėsiu pilnai, 200 gramų. Ir gramus pasiverčiu į kilogramus, pagrindinius vienetus. Toliau, duota temperatūra tų garų T1 lygu 100 laipsnių. Ir tada duota, kad T galutinė, tai T2, pažymėsiu 20 Celsius. Taigi mes šnekam apie garavimą. Tai mes turim iš karto pažiūrėti, ar yra pasiekta garavimo ar tai kondensacijos temperatūra. Tai turim vanduo, nes čia duoti mums vandens garai ir matom, kad tai yra 100 laipsnių. Tai T kondensacijos, nes virimo ir kondensacijos temperatūros yra tos pačios, 100 laipsnių. Taip pat pažiūrim, kiek šilumos išsiskiria arba reikia duoti vandeniui, kad jis garuotų arba kondensuotųsi. Tai matau, kad L šiuo atveju, nes vyksta garavimas, savitą garavimo šilumą žymiu L. Turiu 230 kart lentelės viršuje 10 džiauliai per kilogramą. Ir toliau mums reiks, kad vanduo atvėstų iki tam tikros temperatūros. Čia nebevyks fazinis virsmas, nebevirs dujos, nebevirs į skystą medžiagą, jos tiesiog keisis temperatūra to vandens. Tai reiškia, iš praeitų temų atsimena, kad kaip kūno kinta temperatūra, šilumos kiekis, atsiprašau, tai mes tam naudojam savitąją šilumą ir savitoji šiluma vandens susirandu lentelėje, kad tai yra 4200 džiaulių per kilogramą Celsius. Tai C bus 4200 džiaulių padalinta iš kilogramo kart Celsius. Taigi, pirmą susirinkom visus savo duomenis ir supratom, kas vyksta. Tai mes turim garus, kurie kondensuojasi ir paskui tas vanduo atsiradęs, jis atšąla iki 20 Celsius. Tai pirmą tikriname, ar paeisiu ją pačią. Pirmą tikriname, ar T1 yra lygu T lydymosi. Atsiprašau, ne lydymosi, o kondensavimo. T kondensavimo. Matau, kad pažiūrėti, ar lygu T kondensavimo. Matau, kad jos yra lygios. Tai reiškia, kad aš galiu, tai leidžia man naudoti savo formulę. Tai yra, kiek šilumos kiekio išsiskiria su minusu, kadangi vyksta kondensavimas, tai bus minusas. Kondensuojantis tam tikram kiekiui vandens garų. Tai vietoj minusas išlieka, vietoj L rašau 230 kart 10 džiaulis padalinta iš kilogramo ir dauginu iš 0,2 kilogramų.
gaunasi 460 tūkstančių džiaulių, jie neigiami, jau įsitrinsiu biškį. Tai gaunasi neigiami jie, nes buvo priekyje minusas, tai reiškia tiek šilumos į aplinką atidavė vandens garai, virsdami vandeniu. Toliau jie dar turi atšilti. Tai reiškia, čia buvo mano tik Q kondensacijos, o man dar reikia ir Q, kiek vanduo atšalo. Tai čia žymėsiu Q2 šiuo atveju. Tai reiškia, mano Q bendras, Q visas jau bus Q kondensacijos plus Q2. Tai kad Q2 gauti man reikia. Atsiminam iš ankstesnės temos, kad kai vyksta šilumos pokytis ir nėra fazinių virsmų, tai mes savitąją šilumą sudauginam su mase ir sudauginam su pokyčiu temperatūros. Tai mūsų pradinė temperatūra buvo T1, o galutinė T2. Tai reiškia, iš T2 atimsiu T1 ir įsirašau savo skaičius. C yra 4200 džiauliai padalinta iš kilogramo kart Celsijaus. Ir tada padauginu dar iš masės, tai yra 0,2 kilogramai. Ir skliausteliuose sudauginu skliausteliais, kuriuose yra 20, T2 mano yra 20, kaip viršui pasižymėjęs esu. Ir iš 20 Celsijaus atimu 100 Celsijaus, nes mūsų 20 Celsijaus buvo galutinė temperatūra. Ir viską šitą suskaičiavęs, gaunu, kad mano galutinė temperatūra, šilumos kiekis, kurį atidavė aplinkai vanduo, vėsdamas nuo 100 laipsnių iki 20 laipsnių, yra 67 200. 67 200 džiaulių. Ir gaunasi neigiamas skaičius. Tuoj vėl ištrinsiu ten. Gaunasi neigiamas skaičius, nes skliausteliuose gavosi neigiamas skaičius. Įvedę į skaičiuotuvą tikrai jums turėtų mesti neigiamą skaičių. Čia su minusu. Tai lygu minus 67 200 džiaulių. Tai turiu savo du skaičius ir galiu suskaičiuoti savo Q visą. Tai čia mano ketvirtas jau veiksmas. Kad šitus du skaičius sudėjus, tai yra 460 tūkstančių džiaulių plus minus 67 200 džiaulių. Taigi gaunu, kad vandens garai kondensuodamiesi ir paskui gaunas vanduo ataušdamas iki 20 laipsnių į aplinką išskiria 527 200 džiaulių šilumos. Tai toks buvo mūsų šis uždavinys. Mes iš sąlygos sužymėjom, kas mums duota ir ką rasti. Tada iš lentelių gavome savo duomenis ir supratome procesą, kad iš mūsų garų virto į vandenį, kuris dar turėjo atšalti. Tada susirašėm savo žinomą formulę, kad pasitikrinom, ar mūsų temperatūra yra lygi kondensacijos temperatūrai. Ir tada pagal savo formulę, kad Q lygu minus L kart M, suskaičiavom vieną šilumos kiekį, kurį atidavė į aplinką kondensuojantis vandens garam.
tada Q2 suskaičiavom, kai sudauginome mūsų narius, kad gauti, kiek šilumos į aplinką duoda vėsdamas vanduo, nes šildo aplinką. Ir tada abudu šilumos kiekius sudėjome ir gavome štai tokį atsakymą.